Dar kartą labas vakaras, mėlyje atvykę čia į Stokholmą pasidžiaugti, švęsti ir visaip kaip kartu kurti ypatingą progą. Kokia proga? Šiandien mes visi kartu susirinkome švęsti Švedijos Stokholmo liaudiškų šokių kolektyvo Baltija 20 metų jubiliejų! Ir išties, šis jubiliejus ypatingas ne tik savo tokių ženklių skaičiumi 20, bet ir tuo, kaip jis bus švenčiamas. Švedijos kolektyvas Baltija nusprendė pasikviesti svečių. Šokių kolektyvą iš Lietuvos, net 2 šokių kolektyvus iš Lietuvos, kolektyvą iš Norvegijos ir kartu sukurti teatralizuotą koncertą. Koks tai koncertas, jūs turbūt žinote, bet prieš koncertą mūsų laukia... Žinoma, kadangi jubiliejus, kadangi gimtadienis, tai sveikinimo kalbos. Kaipgi be tokių? Taigi, mėlyjei, sveikinti kažką pakviesiu. Žinome jau, kas norėtų. Taigi mes norėtumėm čia į šią sceną sveikinimo žodį tarti pakviesti Lietuvos Respublikos einantį Lietuvos Respublikos ambasadoriaus pareigas Švedijos karalystei Donatą Butką. Sveiki visi, kaip ir minėjau, kad šventės turi būti su dovanomis. Tai mes atsinešėm ir dovanų šiek tiek. Mano kolegė Justina, nes vienas negaliu visų dovanų apimti, bet visų pirma norėjau pasidžiaugti, kad šokių kolektyvas Baltija yra pasididžiavimas ne tik tai Švedijos lietuvių bendruomenės, bet ir visos Lietuvos, nes jie garsina Lietuvą ne tik tai Švedijoje, nes vyksta nemažai renginių Švedijoje, kur pristatoma lietuvių etninė kultūra, bet taip pat puikiai žinome, kad Baltijos kolektyvas šokių daro įspūdingus turus. Ir kiek teko girdėti, ir šiais metais buvo kelionės po visą pasaulį, Amerikoje, tai tikrai yra didžiulis pasididžiavimas ir tai nelieka nepastebėta. Tai šiais metais Baltijos šokių kolektyvas šventintis 20 metų sulaukė ir įvertinimo iš Užsienio reikalų ministerijos. Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis už lietuvių etninės kultūros puoselėjimą ir ilgametės tradicijas apdovanoja Baltijos šokių kolektyvą ir jos vadovus garbės ženklu. Šoka visas kolektyvas ir turėtume omenyje kolektyvo pavadinimą Baltija, mes turime simbolinės dovanėlės ir visiems Baltijos kolektyvų šokėjams, kurie šokdami galėtų turėti simboliškai tokius priminimus apyrankės su Baltijos gintaru. Tai prašom viso kolektyvo narių. Šokio kolektyvas Baltija, tai jums įteikiam taip pat ir Lietuvos trispalvę. Ačiū labai jums visiems, gražios šventės ir kaip be gėlių.
Prašom. Ačiū Jums, verstis į Lietuvą. Ačiū. Ačiū labai. Bet klausykit, ne, Baltija, likit čia vietoje, likit. Klausykit, aš turiu įtarimų, kad čia ne pirmos, ta prasme, pirmos dovanos, bet ne paskutinės. Gerai, tai čia jūsų šlovės valanda, pabūkite čia dar kartu. Na ir dabar sveikinimo dalis tęsiasi ir ją pratęs Lietuvos Respublikos Seimo narė, Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė. Visų pirma, mielas, brangus kolektyve, Baltijos kolektyve. 20 metų yra žmogaus gyvenime pati branda. Jūsų gyvenime, aš manau, tai yra tie žingsniai nueiti ne veltui, tie pasiekimai, ko ne 100 koncertų. Aš žiūrėjau informaciją, ieškojau, kiek jūs esate daug nuveikę, ko ne 100 koncertų, tiek Lietuvoje, tiek čia, tiek šalia esančiose valstybėse. Bet aš visada galvoju, kad kolektyvas yra ne tik šokis, ne tik rūbas, ne tik tinkama choreografija, bet žmonės. Jūs esat kolektyvo širdis, aišku, Jurga ir Evaldas, kurie subūrė prieš 20 metų pirmąją repeticijai, bet ir jūs, kurie savo laiką aukojate iš tikrųjų kilniam tikslui. Išlaikyti lietuvišką šokį, išlaikyti lietuvišką tapatybę ir išlaikyti savo lietuvio prasme gyvenant Švedijoje. Ir kartu padėti mums visiems ir čia, kurie yra, suprasti, kas yra Lietuva, kas yra jos savastis ir dar svarbiau, jausti save lietuviu, nors nesam Lietuvoje. Todėl nuoširdžiai sveikinu jūs už jūsų kantrybę, už jūsų ištikimybę, už jūsų norą ir tą dėgymą šokiui ir Lietuvai. Ir kaip ir Donatas sveikino kiekvieną, aš taip pat, Dainius, labai ačiū, palaikė, bet gal tuomet galėtumėt, čia jūsų tiem bateliams, žinau, kad batelių kaip visada trūksta, bet susidėti bateliams į šokių repeticiją ir kad jie niekada nenusidėvėtų, kaip ir noras ir troškimas koncertuoti. Ir miela Jurga, aš tuomet tau įteikiu dar daugiau dovanų, tau ir visam kolektyvui. Gyvenokit ir klestėkite. Na kągi, tęsiasi mūsų dovanų ir sveikinimų laikas. Ir dabar aš į šią sceną norėčiau pakviesti dar vieną žmogų, kuris beje taip pat yra šokantis žmogus. Jis šoka tik tais ne Lietuvoje, o Vokietijoje, Vokietijos tautinio šokio ansamblyje. Taigi aš noriu į šią sceną pakviesti PLB pirmininkę, visų mylimą, fainą, su polėkiu, Dalia Henkel! Mėly sveteliai, jubiliatai, mėly kolegos šokėjai ir korifėjai, kurie sėdi, gerbiamas maestro ir grupės atvykusios iš Lietuvos ir Lietuvos valstybės atstovai, mėlieji. Atvykau čia kaip pas kolegas, šokėjus, brolės seseris. Čia dabar ant scenos buvo jau paminėta keletą niuansų. 24 stovi Lietuvos ambasadoriai. Be diplomatinio titulo, su visa pagarba. Jūs atstovaujate Lietuvą, jūs atstovaujate, žinoma, visų pirma save, jūs atstovaujate Švedijos lietuvių bendruomenę ir jūs esate mūsų Europos, su didelėm akimės iš Hamburgo žiūrime, perlai, Baltijos kolektyvas, mes su jumis ne tik didžiuojamės, mes kopijuojame jūs, mes stengiamės augti, pasitempti ir bent jau pirštelius taip ištempti kaip jūsų kolektyvas. Jūs esate viso pasaulio lietuvių bendruomenės, kaip sakyti, perliukai, nešantis lietuvybės žinią per pasaulį,
mūsų tradiciją, šokį, aišku, dainą, šypseną, šilumą ir esate tie ambasadoriai. Ir kokia Lietuva turtinga, ir kokia Lietuva didelė. 24 šiandieną čia yra išsirikiavę. Pakelkite rankas, kas salėje buvę šokėjai. Prašom, lenkiuosi ir jum. Dar 10 prisideda. Va, prašom, nu tai atsistokite ir jūs praktiškai jūs galėtumėt kartu. Pasirodykit, dar kartą. Buvę šokėjai. Nu, drąsiai. Baltijos kolektyvas, va, prašom. Jūra. Ir jum lenkiuosi, ir jum dėkoju. Ir jum tuome. O jūs, kolego, papuokit, nes jūs dabar čia ėjate. Mes esam ta didžiulė lietuviška šeima, broliai, sesės, ačiū ir jums. Ir dar gal pakelkite rankas, o kas planuojate šokti? Va, planuotas. Nu, drąsiai, jaunimas. Aš linkiu gerbiamam Jurga, gerbiamas, kaip sakyt, ministras šeimos narys. O, va, kita pusė valdai. Aš linkiu jum ateityje kuo geresnių šokėjų. Aš linkiu taip pat rėmėjų. Aš linkiu taip pat, kad Lietuvos valstybė toliau įsiklausytų, žinotų. Ne tik, kad mes referendumą gegužės 12 kartų darysime ir tikiuosi išspręsim tą temą, bet kad Lietuvos valstybė įvertintų tuos ambasadorius, kurie salėje sėdi, kurie jo atšokia, kurie ant šios scenos sėdi ir kurie būsimi dar yra. Nes viena Lietuva vien tik tai su diplomatiniu korpusu, mes nesam tada jėga pasaulyje. Mes esam jėga pasaulyje su šitais nuostabiais žmonėmis ir su Hamburgo, aišku, šokėjais. O kolektyvų mes turim daugiau. Todėl Jurga, mieloji, mėlieji, visiems linkiu energijos, neblėstančios, idėjų. Ir kad, aišku, nepasiduotumėt. Šoktumėt, nu, tegul dar 100 metų mažiausiai, gal ir daugiau, kad perduotumėt tą savo šokį ir šitą mūsų lietuvybės dvasią tiesiog iš kartos į kartą, nes jau puikiai tą darot. Linkėjimai tėveliam, kurie vaikus veda į šokių kolektyvą, kurių šiandieną tikriausiai jau nebėra tenai, bet buvo pirmom. Bet čia tie didžiausi likę tikriausiai. Ačiū jums! Tęskit tradiciją, mylėkim Lietuvą ir kovokim už Lietuvą. Būkit pasveikinti. Bet koks gimtadienis, aišku, be dovanų. Kadangi jau dovanos visi gavo, aš atskridau tik su rankiniu bagažu. Paverkšlensiu biškį. Miela Jurga, kaip atsiso dabar. Šokių kolektyvų Ai, širdės, tiesiog pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos vardu. Sveikinu, ten visą kitą šiandien naktį perskaitysim prie šampano. Būk laiminga, būk sėkminga ir burk žmonės ir vienyk ir nešk lietuvybės vėliavą per pasaulį. Ačiū tau iki žemės. Dar tikrai bus laiko visiems apsikabinti, įteikti dovanas, nes mes dar turėsime dūzgės, mes turėsime vakarėlį, kuris vyks po šio koncerto. Ar ne dabar dūzgės jau? Ne, čia įžangai dūzgės. Tarsi jau viskas įvyko. Ne. Jau tuoj mes pradėsime spektaklį, bet prieš spektaklį būtų gražu ir simboliška, jeigu sveikinimą ir padėko žodį tartų Jurga Laurenčikienė. Ačiū Vidalios, ačiū Donatai už sveikinimus ir už tai, kad jūs esate čia. Mums tikrai yra tas labai svarbu. Ir aš galvojau daug prieš šitą progą ir sako, kad kartais žvaigždės tiesiog susidėlioja teisingai. Ir aš manau, kad Baltijai tos žvaigždės tiesiog susidėlioja teisingai. Ir šitą vakarą aš manau, kad daug ką mūsų valdo emocija ir ta emocija tikrai valdo mane. Ir aš nebereikalo pasikviečiau Evaldą būti šalia, nes Evaldas buvo tas ramstis ir parama, ir inspiracija, ir įkvėpimas tikrai tai veiklai.
Bet labiausiai, aišku, aš noriu padėkoti Baltijos nariam ir aš noriu jūs atsisukti. Ačiū Jums už tai, kad Jūs esat. Ačiū Jums už mūsų bendrumą. Ačiū, kad Jūs remiat vienas kitą, kad Jūs padedat vienas kitam šitoje veikloje. Už lietuvišką šokį, už lietuviškus vakarus antradieniais ar trečiadieniais ir už mūsų bendrą Lietuvą čia Švedijoje. Ir ačiū šitą šventę. Šitą šventę be šitų žmonių nebūtų iš vis įvykus, nes jie tikrai daug dirbo, kad tas būtų įmanoma. Ir aš labai noriu padėkoti mūsų draugam, kurie atvažiavo su Bartukai, Ilona ir Vėlunga, mielas Vidmantai. Aš manau, kad šventės kuria žmonės ir jūs kuria tą šventę šiandien su mumis ir mes tą draugystę labai branginam ir tikimės, kad labai vertinam tuos projektus ar tas bendras akimirkas, kurias jau turėjom ir tikimės daug naujų progų pabendrauti. Jūsų tikrai kolektyvai mus įkvėpė irgi visus. Ir aišku, aš labai noriu padėkoti ir mūsų teatrui Arti, Jurgai ir Dainiui, kurie dirbo labai daug, kad šitas spektaklis įvyktų. Ir ačiū, kad jūs esate čia ir Gintaras, kurio nesimato. Labai dėkui, kad jūs čia ir nepasakiau Jorės, Jorė, mūsų draugai iš Norvegijos. Tikrai ačiū, kad ir jūs čia. Ir aišku, senieji šokėjai, aš manau, kad šitą vakarą valdo dėkingumas. Ir dar aš pagalvojau, kad yra toks filmukas, kaip Pasiliukas laimės ieškojo. Tai aš manau, kad tą, ką mes turim čia šį vakarą, yra laimė. Ačiū ir gražaus spektaklio. Turbūt tos emocijos valdo ne vien tik Jurgą. Manau, kad šios emocijos valdo mus visus šį vakarą. Tad mums dabar su Dainiumi belieka jūs visus pakviesti, pasinerti į mūsų visų kartu sukurtą teatralizuotą koncertą Eglė Žalčių karalienė.
Vieną kartą vienoje pajūrio sodyboje gyveno žvejas su savo pačia. Ir turėjo jie 12 sūnų ir 3 dukteris. Gyveno gražiai, taikoje ir ramybėje, kiekvieną vakarą jūron palydėdami begęstančią saulę. Lenktyniuoja raitos bangos ties krantu, 3 žvejų mergaitės sukasi ratu. Jas rausvai nudažo saulė leisdamos, krykščiai jos ir gražus lygi sutemos. Ilgiausiai iki pat sutemų jūros bangose turškėsi jauniausia žvejo dukra Eglė. Ir kai jau Eglė išlipo į krantą apsirengti, pamatė, kad jos marškiniuose įsirangė žaltys. Visaip Eglė bandė žaltį įkalbėti pasitraukti, tačiau žaltys nesitraukė, o ima ir prabyla žmogaus balsu. Gražumu pamesiu, mušti nereikės, jei jauniausia sesė už manęs tekės. Eglė ta švelnutė, nuotaka jauna, jis skirta man būti mylima žmona. Eglės seseris labai skubėjo namo ir įkalbėjo Eglę pasižadėti tekėti už žalčio. Sako, na kasgi jau šliaužo teka. Eglė pasižada, žaltys pasitraukia ir seserys laimingos nukeliauja namo. Tačiau po 3 dienų į žvejo kiemą atrieda slibinais kinkyta karieta, pilna šnypščiančių žalčių.
Žalčiai sustoja kiemo vidury ir sako. Laukia karalaitis nuotakos dailios, jam nerūpi kraitis, jam nereik dalios. Jam pasižadėjus eglė jų dukra, kur ji pasidėjus, ar čia jos nėra. Išsigandusi eglė pasislepia kamaroj, o eglės tėvai sugalvoja gudrybę. Vietoje savo dukters eglės įsūdo žalčiams gulbelę. Žalčiai nieko neįtardami iškeliauja pas savo karalaitį, o kaimas, kaip ir dera gerose namuose, juos išlydi su linksmybėmis. Rieda linksmai žalčių karieta per mišką link jūros, o gegutė jiems ir šaukia. Kuku, kuku, jis apgavo, senis apsukrus, jis dukrelę savo paslėpė nuo jūs. Kuku, kuku, jis apgavo, senis apsukrus, jis dukrelę savo paslėpė nuo jūs. Sustoja žalčiai, apsuka karietos ratus atgalios ir grįžta atgal į žyvejo sodybos kiemą ir reikalauja nuotakos tikros. Labai gudriai sugalvoja. Vietoj nuotakos eglės įsūdo žalčiams avelę. Žalčiai vėl nieko neįtardami keliauja link jūros pas savo karalaitį,
kaimas kaip ir dera, išlydi žalčius su linksmybėmis ir visi kartu atšoka netikras vestuves. Lekias bažnyčiai per mišką link jūros srovę, o miške gegutė jiems ir vėl šaukia. Kuku, kuku, kraivežėliai, kuku, kuku, apgauti, jūsų ratos vėliai sėdi nemarti. Kuku, kuku, kraivežėliai, kuku, kuku, apgauti, jūsų ratos vėliai sėdi nemarti. Įtūžę žalčiai vėl grįžta į žvejo sodybos kiemą, išlaužia vartus, išverčia tvorą ir sustoja, reikalauja piktai nuotakos tikros eglės. Eglės tėvai nebežino, kaip apgauti žalčius. Iš baimės ir nuoskaudos grąžo rankas ir tuomet į kiemą išbėga eglė ir sako: Kam žalčių jums tūžį kęsti dovanai? Ta dėlė dalužė skirta man vienai. Puoškit mane sesės nuotakos kiku ir kasa šviesesės pinkit vainiku.
nasai žolinę rūgę. Pašakanėliai skamba netys, kanikleliai, salau nasai žolinę rūgę. Per vidurį dūzgiančios bitelės, salau nasai žolinę rūgę. Ani viršūnė sakalo vaikeliai, salau nasai žolinę rūgę. Ir atjoja jaunieji broleliai, salau nasai žolinę rūgę. Sustokite jaunieji broleliai, salau nasai žolinę rūgę. Paklausykis kampančių kaniklelių. Namiškiams nespėjus atsitokėti, žalčiais su jaunutė nuotaka eglė pradingsta jūros bangose. O marių gelmėse, gintaro rūmuose, eglės laukia pats žalčių karaliūnas. Jūra liaunas ūžus, saulės neapmatyt. Tai jisai nešliužas, nebjaurų žaltys, lieknas ir išbalęs, jaunas, išdidus, garbanos jau žalios, Žilvinas vardu. Ateinam laimingi, su dievais laimingi, laimingi.
ir paliekam laimingą, su dievais laimingą, 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 Taip prabėgo 10 laimingų metų. Per tą laiką Eglė ir Žilvinas susilaukė 4 vaikų. Ąžuolas, beržas, uosis ir dukrelė Drobulėlė. Eglė savo vaikams ilgesio vedina kasdieną pasakoja apie savo gimtuosius namus. O vaikai vis klausia, kur ta stebuklinga šalis. O, mėly vaikeliai, ji toli tikrai. Ten, kur palei kelią svyra jo varai, žemė ten gimtoji, tėviškė mana. Ten dabar kvatojas šienpjūvio daina. Vadina, Eglė ateina pas Žilviną ir prašo nors trumpam, nors keliom dienom išleisti ją su vaikais paviešėti namuose, pamatyti savus. Žilvinas, nenorėdamas išleisti Eglės, sako: Eikit, jeigu norit, ryt po ryt, tik pirma 3 darbus duosiu padaryti.
Visų pirma, Žilvinas prašo, kad eglė sunešiotų medinės klumpės, kurios iš tiesų yra nesudėvimos, kadangi geležinės. Kad ir kaip besistengė eglė, bet jai niekaip nepavyko sunešioti tų klumpių. Neapsikentusi ji nuėjo pas žiniuonę, o toji patarė įmesti tas klumpes į kalvio žaizdrą. Taip egliai pavyksta įveikti pirmąją užduotį. Antruoju išbandymu Žilvinas prašo eglės iškepti pyragą, o namuose likęs tik rėtis.
Trečiuoju išbandymu Žilvinas liepia Egliai suverpti puodelį lyg pirmų gaidžių, o šis kaip užkerėtas niekaip nesibaigia. Bet šį kartą Eglė jau gudriai. Ji bėga pas žiniuonę, o toji pataria mesti puodelį į ugnį. Ir Eglė pamato, kad iš jo iššliaužia bjauri gyvatė, kuri ir buvo šių burtų priežastis. Taip Eglė žiniuonės padedama įveikė visus 3 jai vyro duotus darbus. Nusiminęs Žilvinas atsisveikindamas su mylima žmona ir vaikais, sako: Kai 9 sykį saulė nusileis, jūs prie jūros grįšite tais pačiais keliais. Prieš bangas sustojus, šauk mane vardu, bangos te kartoja tūkstančius aidų. Jeigu gyvas būsiu, pieno kils puta, jei klastingai žūsiu, kraujo kils puta. Ir Eglė laimingai su visais vaikais grįžta namo į savo gimtąjį sodžių. O, kaip visi apsidžiaugia pamatę Eglę. Tėvai sukviečia į savo kiemą visą kaimą ir griausmingai atšvenčia Eglės sugrįžtuves.
Tai taip linksmai prabėgo 9 viešnagės dienos ir kai jau atėjo metas egliai su vaikais grįžti jūron, namiškiai prašo dar ilgiau pabūti, tačiau egliai nesutikus, broliai vedasi Žilvino ir Eglės vaikus į mišką. Ir tardydami juos sako, grįžus jūra numočia, kaip tėvelis šauks. Grįžus jūra numočia, kaip tėvelis šauks. Grįžus jūra numočia, kaip tėvelis šauks. Ąžuolas, uostas ir beržas atlaiko kankinimus. Bet mažoji drebulėlė. Drebulėlė klūpo, dreba ties medžiu, dėdės ją išlupo vytiniu skaudžiu, upeliu jai teka ašaros graudu. Drebulė pasako Žilvinas vardu. Eglė grįžta su vaikais prie jūros ir šaukia Žilviną taip, kaip buvo jo liepta. Žilvinė, Žilvinėl, jau saulelė žemai. Žilvinė, Žilvinėl, kur namučiai namai. Jei tu gyvas, atplauk balta pieno puta. Jei negyvas, atplauk juoda kraujo puta. Baltas karių bangų, vainiku apsupta, atsuluoja. Baugu, juoda kraujo puta. Kas nužudė, kuris, Žilvinėlį brangus, te jį žemė praris, te užgriūn jį dangus. Prie jos kojų slidžiai prisiglaudus staiga, sušlamėjo gudžiai kruvinoji banga. Saulei tekant anksti, mūsų dukrelė žinia, dalgiais broliai pikti, užkapojo mane. Būk prakeikta, dėja, išdavikė dukra. Virski drebulę tu, visais lapais drebėk. Paukštis joks nenutūps, prie tavęs nečiulbės. Ąžuolas, šiuos laukuos bus miškų pažiba. Uosis oš ir kukuos gegužėlė raiba. Ir birželis, prie jo liemenėlio dailaus, mergužėlė rimos, kaip ir mužė jį lauks. O pačiam vidury, užsiskleidus skara, aš, eglelė niūri, seno žvejo dukra. Man prie šonų linguos čia sūnai milžinai, priešais jūra banguos, amžinai, amžinai.
Jums šį vakarą fantastiškai šoko ir vaidino. Švedijos vaikų liaudiškų šokių grupės Jurkas ir Gintarėlis. Vadovai Giedrė Duma, Marius Jonutis, Aurelija Dubickė ir Skirmantė Vėlienė. Klaipėdos Žvejų kultūros rūmų tautinių šokių sambūris Belunga. Vadovas Vidmantas Matilskis. Plungės kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių ansamblis Subartukas. Vadovė Ilona Baltinoskaitė. Norvegijos ir Rogalando tautinių šokių kolektyvas Jorė. Vadovai Neda Trepekūnė. Eglė Žalčių karalienės vaikai. Matas, Enrikas, Herkus ir Elena. Eglės Žalčių karalienės tėvai Žydrūnas ir Skirmantė. Žiniuonė Nora. Žilvinas Gediminas. Eglė Žalčių karalienė Eglė. Stokholmo liaudiškų šokių grupė Baltija. Vadovė Jurga Laudrenčikienė.
Studija vadovė Jurga Laurenčikienė. Dar žinoma jūs, mūsų fantastiška publika, mūsų palaikantys žiūrovai, labai ačiū jums. Su jumis taip pat šį vakarą kartu buvo aktorių ir režisieriai iš Vilniaus Jurga Ir Dainis. Taigi, tai dar tikrai ne pabaiga, mūsų laukia dūzgės. Dūzgės jos irgi bus kitokios, jubiliejinės. Mes dabar pakviesime visus žiūrovus keliauti į apačią į foje, tenais jūsų laukia vaišės. Kai jūs šiek tiek pasivaišinsite, mūsų artistai jau bus pasiruošę ir pakvies jūs čia, į šią salę, kelti putojančio vyno taurės. Ir žinoma, kad šiam šauniam fantastiškui kolektyvui giedosime šaunią lietuvišką giesmę ilgiausių metų. Tad susitinkame po 10-15 minučių, gerbėmieji, pasivaišinkit, šokėjai atsigaus ir mes vėl susitiksime čia. Iki pasimatymo. Ačiū! Iš visų žemės pusių, iš toliausių jos vietų, eikit broliai prie mūsų, sudainuosime Lietuvą.